Nu va, nauja pradžia, pavasaris. Biškai apsistumdėm 20 cemų, ne, čia ne 20, 30 cemų nusikasėm molio iš šonus, atsivežėm smulkinto betono žvyro, įsivežiosim truputį žvyro, tai yra betono smulkinto, tada žvyro ant viršaus, tada juodžemis dar ant viršaus ir sodinsim veją. Nu, bet čia ant galo, dabar man svarbiausia, kad čia vaikščiot būtų galima važinėti ir nesmigtų. Taip, tiek žemiau gaunasi. Aišku, tiek neužteks, bet pabersim bent pradžiai, kad žmonės vaikščiot galėtų, po to dasipilsim. Tai laukiam, toj bobkatas atvažiuos. O po to ir medis atvažiuoja stogui. Stogui, murlotai, terasai, murlotai. Žodžiu, visas medis pilnai atvažiuoja. Žvyriuką pasipylėm, dar reikės, aišku, čia mažai. Dabar matomai, kur bus mašinom stovėti aikštelė, tai betoną smulkintą pilam pradžiai, po to dar pasipilsim. Nu, dabar svarbiausia, kad mašinas galėtų atvažiuoti, išsikrauti ir nesmigtų į molį. Tai tokia ta tekstūra, va. Nu, terasų į stogus, namelio stogui atvažiavo mediena. Eisim išsikraudavau. Nu va, ir turim šio pavasario naujovę dar. Nuo pirties pusės čia bus dar vienas A formos su kubilu 2 žmonėm, nu gal 4, bet šiaip 4 nemėgsta išdykaut, nu nors kai kurie mėgsta. Tai va, 2 žmonėm dar čia bus, lyginsimės. Darbas vyksta. Platinamės, gaudom lygį ir ieškom kur pilt viską, kad neprisidaryt duobių. Reguliuoja, va, tėvukas reguliuoja, kad lygis būtų. Kaip sviesto nupjaut, aišku, po to pasilyginsim. Bet va, nuiminėjom, mūsų nulį nusiminėjom. Nu, ne vikšrinis, buksuoja, čia pas mus molis toks. Bet viskas įmanoma, va, drifto užmetė, L-drifto. Nu, po truputį laukiam stogo. O čia turėsim mažesnį. Taip 2 vietų, nu jaučiu 4 tilps, bet fokusuojama į 2 žmonės. Kubilas terasą, po to čia visur užsisadinsim aplinkui, privačią erdvę. Tu jums, kokioms dar kažko, nu pagalvosim. Kurmi ištraukim. Kurmi? Įkrito, ne? Varšas. Čia bebrai galėjo įkristi. Nu, varyk dar vieną. Bet kibiriukas tai top, karočią. Lygiai. Sakau, naftos taip atradus, bet tai, oi, semčiau dieną naktį, ble. Kibiriukais. Nesakyt, ne. Tai jo, tai ką čia nesakyt. Tai tyliai jo. Dar bus kibirų, ne? Bet vaizdas toks kaip senoviškai, skalbimas vyksta, žinai, pagal.
Nu va, o grįžtant prie pirtelės pagrindinės. Tai iki Marino dar mūsų lentos laukia. Stogdengius. Čia va, smėliukas jau nebeklimsim į dumblą. Dar reikės susipilt iš pono karto, kai rodžiau. Ir ką mes čia dar turim? Turim blogelių atvežė, bet bletį išdėliojo. Tai belė kur, belė kur. Ir kaminas. O kaminas tai irgi, blet, ką čia, kaip čia. Nu, aš nebuvau pas kai vežė. Eik tu nafik. Žodžiu. Indeklai, blokeliai va ir ventiliacija. Gaunasi 2 kaminam bus. Šalia kito eis. Tai vienas tai blokelis eis, o kitas analogiškai iš kitos pusės eis. Ir 2 ventiliacijos bus viena šalia kitos. Nes židinys, toj pala parodysiu. Židinys iš svetainės bus ir pirtelė. Taip pat kūrensis iš šitos pusės. O va, dėl to ir praplatinta ir padaryta plačiau, ten pečiukas prities stovės, o čia židinio. Tai čia židinys, žodžiu, ir plačiau reikia, nes blokelis automatiškai platesnis, nes pas mus čia gaunasi 20 cm nepilnai. Ta per tvarinę sieną, o blokelis ten, nežinau kiek jis ten, neatsimenu, 30 kažkiek. Tai va, čia dar rūkyklas slepiasi. Lentukės, bet reikės po to susislėpti viską ten. Nu ką susislėpti, jau nėra kur slėpti, jau atvažiuojant dienų daryti. Lentų nedengiam, kad nepelytų. Balkiai, terasai, viskam, žodžiu, čia darysis iš karto stogas ir iš karto terasa. Aišku, be daililenčių visų, bet visa struktūra, poliai visi, viskas darysis. Kolonos, ne poliai, kaip čia pavadinti. Tai va, nu, o tuos kalnagubrius reikės susitvarkyti, reikės ir ten susitvarkyti, o čia irgi tvarkyti reikės, blemba dabar. Jau vėliau, kaip technika nebevažiuosiu čia, tai šausim, kad sumulčiuotų, sulekšiuotų, išgrebliuotų ir jau vėjas sėsim, o šonus visus jaučiu, dabar čia irgi leisiu tujom, nes čia pizda. Tos eglės, kur buvau užleidę, suėdė per žiemą šitą šaltą, nes vienintelės, kurios išlindusios buvo iš po sniego ir panašiai ir suėdė. Va, einam pas Hebra atgal. Maišyti toliau cementą. Šitus daiktus pasiėmiau, nes blet palėtė kaitina ten. Prašiau, kad patrauktus toliau, kad va ten paliktų, o ne ant kelio, blet, kad viskas, visi mato, kur nepigiai tie man ir blokeliai kaminų, blet, porą gabalų kainuoja. Su visais indeklais, su visko paliko čia nakių. Porą dienų kimarins. Aišku. Bet važiuoja jau ant kitos šitoj dienos viską daryti, bet vis tiek, čia kartais užtenka ir tos vienos dienos.